1972 m. archyvinė nuotrauka. Ji buvo rasta tarp nepažymėtų dokumentų, kurių kilmė iki šiol nėra žinoma. Joje matomas Gedimino pilies bokštas, nufotografuotas iš apačios. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo visiškai įprasta, tačiau tyrėjai pastebėjo keistą anomaliją. Dangus virš bokšto atrodo visiškai tuščias, nėra nei debesų, nei šviesos gradientų. Atrodo, lyg pati erdvė virš bokšto būtų dingusi arba niekada neegzistavusi. Ekspertai negalėjo paaiškinti šio reiškinio. Jokiose kitose to laikotarpio nuotraukose toks vaizdas nebuvo užfiksuotas. Nuotraukos kampe ranka parašyta: vidinė struktūra neatitinka projekto. Autorius nežinomas. Antroji archyvinė nuotrauka padaryta bokšto viduje. Jau matomi laiptai, vedantis į viršų. Tačiau pažvelgus ilgiau atsiranda keistas jausmas, perspektyva neatitinka įprastos geometrijos. Atrodo, kad laiptai tuo pačiu metu kyla ir leidžiasi. Vienas laiptelis nuotraukoje beveik išnykęs, tarsi jo niekada nebūtų buvę. Ant sienos matomas trumpas įspėjimas: nežiūrėk žemyn. Kas jį parašė ir kodėl? Archyvuose neužfiksuota. Trečioji nuotrauka daryta viename iš bokšto kambarių. Tačiau kambarys atrodo neįprastai, jo sienos neturi aiškios tekstūros. Nuotraukos kraštai tarsi nyksta, ne dėl judesio, o lyg pati realybė čia pradėtų ištrinti. Ekspertai šį reiškinį pavadino neužbaigta erdvė. Jų teigimu atrodo, kad kambarys nėra pastato dalis, lyg jie egzistuotų kažkur tarp dviejų vietų. Ketvirtoji byla. Senas Gedimino bokšto architektūrinis brėžinys. Iš pirmo žvilgsnio tai paprastas projektas, tačiau ant jo raudono pieštuko pažymėta struktūra nefiksuota. Keli aukštai pažymėti klaustukais, kai kurios vietos pažymėtos užrašais neegzistuoja ir vidus neapibrėžtas. Archyvuose nėra jokio paaiškinimo, kodėl oficialiame brėžinyje atsirado tokios pastabos. Penktoji archyvinė nuotrauka rodo Vilniaus katedrą iš didesnio atstumo. Iš pradžių viskas atrodo visiškai normalu, tačiau atlikus matavimą paaiškėjo, kad pastatas yra šiek tiek paslinkęs nuo savo tikrosios padėties. Dar keisčiau, jo šešėlis krenta kita kryptimi nei visų aplinkinių pastatų. Tokį reiškinį neįmanoma paaiškinti įprastais fizikos dėsniais. Po nuotrauka paliktas įrašas: pozicija neatitinka fizikos modelio. Paskutinė nuotrauka laikoma keisčiausia visoje byloje. Ji padaryta Gedimino bokšto viduje, tačiau vietoj kambario matoma visiškai balta erdvė. Neturi nei sienų, nei grindų, nei aiškaus gylio. Pačiame centre matomas neaiškus siluetas. Jo forma nuolat keičiasi, neįmanoma nustatyti, ar tai žmogus, ar kažkas kita. Ši nuotrauka buvo paskutinė, kurią padarė fotografas. Po jos jis daugiau nebuvo matytas. Ant dokumento uždėtas atspaudas. Fotografas negrįžo iš objektų vidaus.